Sveiki visi ir čia eilinį kartą aš Martynas. Supratot, įsidėmėjot mano vardą? Tai gerai, jeigu taip. Nu ir šiandien mes turime, ką mes turime, o taigi kas jums prieš akis? Nu patys, jūs žinot kas čia. O jei kas nežinau, tragedija. Nu bet aš pasakysiu, čia yra mini figūrėlė dešrainis. Jej, švenčiam. Gerai. Tai ir jeigu ką, tai nieko tokio, kad, ten buvo ant sekančio video parašyta Lego Fan 7. Tai tiesiog, kūriau video, visus įrašiau, ir čia buvo 7. Bet pasirodo, aš jų, buvo tik šitam kompe, kurį aš turiu, per kurį įsiunčiau, nes, kitaip nebūtų surodyti, aš dabar netyčia, tą įsiunčiau, kitų čia ne. Tai nekreipkite, tai dėmesio ir to jie taisysiu. O 8 aš dar nekursiu iki tol, kol pasieksiu 6 video. Gerai, ir čia va, dešrainis, matote, kad čia dešrainis. Tai va, čia išarčiau. Čia tas padėkliukas. Čia va kaip šitas nusiėmė, čia daugiau niekas nenusiėmė, taip atrodo. Čia tiesiog tokia spalva. Ten galva, špinai nėra labai ryškiai, čia jau matosi, bet čia ne, iš toliau atrodo, čia geriau matosi. Man tai labai patinka, čia mano kaip ir mėgstamiausia mini figūrėlė. Tai va, kai jums parodysiu visas mini figūrėlės, kurias aš turiu, tai tada parodysiu jas visas vienu metu. Tai va, čia kaip atrodo. This is how it looks. Aišku, nežinau, ar jūs supratot, ką aš čia pasakiau, bet. Visą laiką valgykite McDonald'į, nes ten labai skanu. Aš taip padarysiu dažnai. Ten pasakysiu kokį postą. Viso gero. Ne viso gero, bet tiesiog šiam kartui jau